dar kartą ir šiuo atveju jau kreipiuosi į Jus antroje ciklo laidoje ir pirmoje konkrečioje ciklo laidoje, kurioje ciklas pavadintas Santykiai ir jų kultūra sveikatos apsaugos sistemoje. Aš esu Andrius Navickas ir kalbuosi su Norvegijoje dirbančia specialiste Vidmante Srauminiene, kurios labai ilgą pristatymą turiu omeny, kad visų pareigų, jeigu norite, peržiūrėkite pirmą laidelę, tikrai įdėsiu į komentarus nuorodą į ją ir tenai yra papasakota apie tai, ką Vidmantė dirba visą dieną arba beveik visą dieną. Bet šiandien, kaip mes ir praeitą kartą anonsavome su Vidmantė, sakėm, pakalbėsim apie pacientą Norvegijoje. Nes šiandien kartais, kai kalbame su žmonėm, jie Lietuvoje reiškia įvairias pretenzijas, sako, kad neturime tokios sveikatos sistemos. Tai ką mes galėtume irgi išmokti, pavyzdžiui, iš Norvegijos ir kita vertus, ką mes kaip ir pacientai turėtume galbūt išmokti, galvojant ir apie savo pareigas, ne tik apie teisės. Tai laba diena, gerbiama Vidmantė, ir dabar jau jūsų iniciatyva. Labą dieną, gerbiamas Andriau, ir visiems žiūrintiems mus. Tai taip, tik trumpai pasakysiu, kad 21 metų patirtis slaugoje ir medicinoje ir 12 iš jų Norvegijoje. Tai dabar apie pacientus ir apie jų pareigas, teisės tikrai yra nuolat tai atnaujinama, nes mes žmonės, aplinka ir visuomenė keičiasi. Ir apie tai dar labai kažkaip man norėtųsi irgi paminėti, kad mes visi esame labai skirtingi, ar ne? Tai ir tas pats pacientas, kuris ateina arba uždelsia ateiti pas gydytoją, pas specialistą, pirmiausiai, kaip sakoma, yra šita sistema tiek žinoma Lietuvoje ir čia Norvegijoje, kad eina pas šeimos gydytoją. Tai va tas yra, kad mes visi skiriamės ir savo kūno dalimis, matmenimis, taip pat ir tais kognityviniais gebėjimais, bei stipriosiomis ir silpnosiomis pusėmis. Ir turime skirtingą tą patirtį, interesus. Tai dabar ir čia kalbu ir apie pas ką mes einame ir kas ateina pas mus, ar ne, kas eina. Tai dabar šeimos gydytojo ta sistema tikrai panaši kaip ir Lietuvoje, ar ne, kad prisirašo, kad gydytojas turi savo pacientų sąrašą. Galbūt tas dalykas, pasakysiu, skirtumas dar yra stipriau čia, kad labai daug kas dabar yra į virtualią, ar ne į virtualią, bet reiškiasi, kad galiu prisijungti pati per elektroninius vartus, sakykime taip lietuviškai, ar ne, ar elektroninę bankininkystę ir pasižiūrėti. Man turi savo kaip pacientė puslapį, ar ne, pacientų sveikata. Ir jame aš žinau, kas mano šeimos gydytojas, taip pat aš galiu šeimos gydytoją keisti 3 kartus per metus ir rinktis pagal gyvenamąją vietą. Taip pat ten ir apie skiepus, tiesiog informacija. Dabar pareigos ir teisės apie tai, kad pa šeimos, jeigu pirmiausiai, kuris kreipiuosi, nes kaip ir Lietuvoje mes turime šeimos gydytojas, kuris nukreipia toliau pas kitus specialistus esant reikalui, tai pa šeimos gydytoją einame tada, kai kažkokiu turime nusiskundimų arba tiesiog norime sužinoti, ar ne, apie tyrimus. Tai dabar, jeigu pagrindinis toks skirtumas tarp Lietuvos ir Norvegijos yra tas, kad atsakomybė pacientui, kad jisai užsiregistravęs, gavęs vizitą pas gydytoją, jis atvykęs ir susimoka dalį mokesčio už jį, yra toksai dalinis mokėjimas, ir taip pat dar tas, kad jeigu jis neatvyksta, jis taip pat turi susimokėti. Tai apie tą kalba yra, kad jisai gauna žinutę, sąskaitą, faktūrą, kad turi susimokėti, jeigu jis neatvyko ir nepranešė bent 24 valandas prieš vizitą. Bet dabar aš norėjau paklausti, tai apskritai, Norvegijoje visa medicinos sistema, vėlgi, už ką reikia mokėti, už ką nereikia mokėti, kiek tai yra draudiminis dalykas. Tai žinome, kad pavyzdžiui, kokioje Amerikoje labai gera būti sveikam žmogui, bet nedaug dievė, kai pradedi sirgti, tada atsiranda labai daug tokių irgi probleminių dalykų. Kartais mes taip įsivaizduojame šiaurės šalis kaip rojų, kurioje praktiškai už viską sumoka valstybė ir viskas apmokėta ir tiesiog kiekvienas judesys yra skatinamas. Tai kaip tiesa yra? Mes labai jūs gražiai palėtėt, Andriau, Ameriką, Jungtinės valstijas.
ir Skandinavija, ar šiaip Lietuva. Ir Lietuva, tai yra du dalykai, yra individualus sveikatos modelis ir yra socialinis sveikatos modelis. Tai Norvegija, kaip ir Lietuva, turi tą socialinį sveikatos modelį. Tai taip, yra tas Norvegijoje yra aspektas tas, kad žmogus atėjęs pas šeimos gydytoją, jisai moka dalį konsultacijos mokesčio tokio nedidelį, sakykime, gali jis ten priklausomai nuo šeimos gydytojo kvalifikacijos, jeigu jisai turi daug kvalifikacijų, tai būna ten jis didesnis, mažesnis, bet vidutiniškai, sakykime, apie 20 eurų, 25 eurus. Ir už atvykimą, nepaisant to, kad tu esi valstybinėje įstaigoje, taip? Taip. Bet čia dar noriu pasakyti, kad tai yra mokama iki tam tikros sumos per metus. Jeigu per metus arba metų eigoje, pavyzdžiui, žmogus turi dažniau lankytis pas šeimos gydytoją ir jisai sumoka sumą iki 2500 kronų maždaug, tai būtų apie 260 eurų, tai nuo to po to vėliau jis nebemoka. Jau jis gauna tokią mėlyną bilietą, mėlyną kortelę tokia vadinasi. Tai su jie tenais yra daug tokių potų, ką jis gali už tai pasirinkti, po to ir gauti nemokamai. O gydymo įstaigose šiaip taip, gydymas yra nemokamas. Ir patys norvegai sako, mes didžiuojasi ir labai gražiai kalba, kad mūsų gydymas yra nemokamas. Tai receptai, ten vaistai, toliau kita tema, jeigu būtų, tai irgi yra, kur yra nereceptiniai, yra tai su tuo ypatingų receptų skiriami vaistai netitinkamai pagal ligas. Čia kita dar tema. Tai dabar... Bet žiūrėkit, čia labai irgi įdomu man tas dalykas, bet pavyzdžiui, visi norvegai moka tam tikrą mokestį sveikatos. Atskaičiuojamas iš sumokėtų mokesčių. Mes Lietuvoje turime privalomą fondą mes ar ne turime, į kurį skiriamas 6,9–8% gyventojai mokam savo mokesčio nuo algos, o Norvegijoje yra bendrai nuskaičiuojami mokesčiai ir jie po to paskirstomi. Gal aš kažkur čia netai pasakiau, tai atleiskit, tikrai nesu teisininkė ir juristė, tai labai ten tiksliai. Bet labai įdomu, pavyzdžiui, dabar ir tas aspektas, kuris pas mus kyla, tai ir kaip skundžiasi kartais ir pacientai, kad šeimos gydytojas turi nepaprastai daug pacientų ir jis nespėja skirti dėmesį. Ar, pavyzdžiui, dabar vėlgi Lietuvoje dažnai būna toks nusiskundimas, kad aš patekęs pas šeimos gydytoją ir, pavyzdžiui, gavęs specialisto konsultaciją, po to turiu laukti labai ilgai, kad ne visada specialistas gali priimti. Antras dalykas, man irgi įdomu, Norvegijoje kiek skirtumas yra tarp miestų ir regionų, ta prasme, tarp Oslo ir mažesnių miestų, nes vėlgi Lietuvoje dabar mes kartais sakoma, kad nutolo tos gydymo įstaigos, kad reikia ir pavėžėjimo ir kitų dalykų, tai man įdomu ir šiuo aspektu. Taip. Tikrai yra tas, kad pavėžėjimas pacientų kelionės yra ir kad specialistai, antro, trečio lygio specialistai, pas juos reikia vykti, taip, tai yra. Ir man teko gyventi vienam regione, kur, sakykime, vakarų krašte ir dabar aš gyvenu rytų krašte, tai prie sostinės ar ne sostinė gyvenu. Tai yra skirtumas, bet dabar mes kalbam, reiškia, šeimos gydytojas atlieka tą, jisai ar nepasikreipiamas ir jisai atlieka tyrimus arba neatlieka tyrimų, visokių būna atvejų. Iš savo patirties ir taip pat bendraujant su lietuviais, kitais galim pasakyti, kad šiaip pacientai dažnai dabar ateina, kreipiasi, jau žino, ko jie nori, ateina, jau tai padarė tokį preliminarią savo diagnozę, nusistatė, kas jie maždaug yra ir tiesiog pas gydytoją patvirtinimą, ar ne, ar ten kraujo tyrimą paimti, nustatyti kokią infekciją, ar šlapimas, ir paskirti vaistus, jeigu taip ar ne. O yra sunkiau arba kebliau, kai yra, po to reikia, šituo viskas nesibaigia, reikia toliau, ar ne. Tai siuntimai vyksta, taip, ir siuntimas yra, reiškia, siunčiama šeimos gydytojas elektroniškai parašo siuntimą ir gydymo įstaiga gauna tą siuntimą ir atsako pacientui raštu.
arba popierinė forma, arba elektroniniu laišku, elektroniškai, kad jisai gavo tokią dieną į tokią gydymo įstaigą pas šitą specialistą laiką. Ir irgi taip pat parašyta, jeigu tau netinka, keisk ir derinkim. Ir dažnai tas laikas būna 2-3 mėnesių laikotarpį. Teko, galiu pasakyti, pati buvau prašiau pas šeimos gydytoją nusiųsti mane pas ginekologą ir aš kalbėjau su juo rugsėjo mėnesį, kai jis man parašė siuntimą čia Norvegijoje, atėjo laikas sausio mėnesį. Tai iš esmės problemos yra vėlgi panašios, mes kartais galbūt. Tai yra eilės ir yra tas paskirstimas, taip, ir aš kalbėjau su Norvegijam pačiom, ir kaip šeimos nariai turi skubiai nori, parašytas siuntimas dėl, pavyzdžiui, galvos kraujotakos įtariamo galvos kraujotakos sutrikimo pas neurologą ir sako, jum už mėnesio, už ten 2 eilė. Ir sako, jeigu kažkas pasikeis, praneškit, mes šalia gyvenam. Sako, mums 5 minutės iki ligų atvykti pas specialistą. Sako, ir gavo, taip nebūna, bet paskambino, sako, žinot, atsišaukė, atvykit. Tai vis tikrai vyksta tie dalykai ir vat apie tą atsišaukimą ir manau, tokiu būdu mes labai irgi tas eilės ir galėtume, manau, per jos būti keistis, nes kad neatvyksta, tikrai neatvyksta žmonės. Bet tos, pavyzdžiui, dabar vėlgi, kai tu neatvyksti ir neatvyksti nepranešęs, tai tos vadinamos ar baudos, ar kažkos, tai kiek tu čia turi susimokėti? Ar vėlgi tik tai kiek būtum susimokėjęs, kad atvyktum, ta prasme, tą priedą, ar čia daugiau kažkiek? Daugiau čia yra, beveik, sakyčiau, 3-4 kartus daugiau. Tai yra paskata jau tokia visai kita. O dabar vėlgi, bet privačios įstaigos egzistuoja, tikiuosi. Taip, yra privačios irgi ir yra taip pat labai jų padaugėjo būtent per koronos laikotarpį, kaip sakyti, atsirado niša ir stipriai išsiplėtė toks tinklas, kur ten, pavyzdžiui, daktaras drop-in, tiesiog ateik ir kalba, argumentuoja, kad per 30 minučių tu gausi viską, tiesiog ateik, jokių siuntimų to nereikia ir gausi konsultaciją specialisto ar šeimos gydytojo, bet ko. Tai tas irgi yra, kad žmonės, tie, kurie turbūt, sakykime, kuriem laikas labai reikalingas, svarbus tas, kad jie kuo greičiau gautų pagalbą, jie renkasi tą mokamą paslaugą. Yra taip. Bet man čia ir įdomu labai tas dalykas, kad ar mokamos paslaugos čia grinai brangumo prasme, nes pavyzdžiui, ar kažkiek tai valstybė kompensuoja, jeigu tu eini pas privatų specialistą, ar čia jau yra grinai tavo reikalas? Grinai, mano žiniomis, tai yra grinai mano asmeninis reikalas eiti pas specialistą. Yra taip pat irgi, kad kaip ir Lietuvoje, kad, sakykime, privati įstaiga turi sudarius sutartis ir atlieka tam tikras intervencijas, pavyzdžiui, gastroskopiją. Ar ne, kad nuvažiuoja, ar ten magnetinį rezonansą, jie turi aparatus ir būtent pas juos tada jie teikia tą paslaugą ir susiuntimui galiu atvykti ir nereikia mokėti tada. Arba netgi moka kažkiek ten labai nedaug, kaip teisingai prisimenu. Primenu, kad mes kalbame su Vidmante Srauminiene ir tų pokalbių esmė, tai bandome kalbėtis apie tai, kaip sveikatos sistema veikia Norvegijoje, kaip sveikatos sistema veikia Lietuvoje, ką galima pasimokyti, ką galima pasižiūrėti, sakau, žvelgiant į kitus, kartais matai gerai kaip veidrodį ir savo problemas, bet pamatai ir kartais ir savo ir privalumus. Tai mes aš nemanau, kad galima taip paprasčiausiai nukopijuoti kažkurios tai sistemos, nes viskas atsiremia ir į pinigus, ir į charakterio bruožus, ir į daugelį kitų dalykų, bet kažką tai, kalbant apie kitą sistemą, pamatyti yra labai svarbu. Tai mes dabar kalbėjome daugiau apie paciento situaciją, kur mes kartais įsivaizduojame, kokia yra Lietuvoje, kaip yra Norvegijoje. Aišku, dar nepalėtėm temos, kurią galbūt tada ir kažkada tai kitą kartą paliesim, tai viena vertus, tai mes kalbam apie tą tokį susitikimą su šeimos gydytoju ir jau kai yra sergant, bet apskritai man visada įdomus tas saugos dalykas, kuriuo garsėja ir daugiau ir Norvegija ir apie tai, ir man labai yra tas svarbus modelis, kuris, Lietuvoje dar mes
tik tai jį dar pašnairuojame, sakom, kaip čia būtų gerai, bet tas suvokimas, kad slauga nėra, sakysime, ypač sudėtingo ligonio slauga, tai nėra šeimos vien tik tai reikalas ir tai nėra, kad tu turi mesti darbą, prižiūrėti savo artimą, o kad valstybė visgi sako, mums svarbu, kad tu būtum darbuotojas ir svarbu, kad padėti žmogui. Mes dar kol kas dar iki šito einam. Tai vat apie tą dar irgi tikrai ateityje kalbėsim ir aš tikrai norėčiau ir kitų paklausti, kelkim klausimus, iš tikrųjų kalbėkim ir pasižiūrėkim, nes man atrodo, kad dabartinėje sistemoje yra labai svarbu paklausti ir galbūt tada atrastume galimybių, kaip spręsti kažkurią problemą. Nes man šiandien iš jūsų kalbėjimo labai tikrai užstrigo tas, kaip galima mažinti eiles, tai pirmas dalykas atsakomybė paciento, kad jis irgi atsakingas už tai, kad jis neužsirašytų ir jis ateitų. Mes dar aišku nekalbėjome, aš norėčiau, gal jūs žinote, kaip su greitosios pagalbos iškvietimu, nes vėlgi aš žinau, kad Lietuvoje mes turime kartais problemų, kai gydytojai skundžiasi, kad yra, kaip sako, kai kurios dienos, kai praktiškai socialinis iškvietimai arba kai gavo pagaliau pinigus, kažkokius tai pašalpas ir tada labai daug kartais iškviečiama ir pamatuoti spaudimą, ta prasme visiškai ir tai yra, nėra kažkokios tai labai praktikos, kaip resursus panaudoti racionaliai, nežinau, gal jūs žinote, kaip yra Norvegijoje. Dėl greitosios pagalbos ambulansą dar kaip taip ir ne, tai aš truputėlį grįšiu prie šito, aš norėjau dar, man atėjo prisiminė mano dalyką apie slaugytojas, kaip užsiminėte, tai šeimos gydytojo komandoje, šeimos gydytojas, kur dabar dirba čia, pavyzdžiui, aš lankausi, pas jį slaugytojos nėra. Ir yra tik tai, sakykime, gydytojo padėjėjas, taip sakykime, arba sveikatos padėjėjas, kuris dirba kaip ir registratūroje, atsako skambučius, registruoja ir taip pat jisai ima kraujo tyrimus, laboratorija tokia yra dažnai prie gydytojo irgi, ne, kaip sakyti, šeimos gydytojo. Ir slaugytojų nėra, gydytojas dirba vienas. Mes ateiname ir gydytojas yra vienas, aš ateinu ir gydytojas vienas kabinete. Tai noriu tokį galbūt dar akcentą pasakyti, kad tuo ir skiriasi, dar, manau, čia didelis yra skirtumas, kad slaugytojos yra kitur jos veikia. Ir mes tikrai turime ir Lietuvoje veikiančių slaugytojų, reiškiasi, ar ne, stacionarė, arba tai ambulatorinė komanda, kas dabar Lietuvoje prasidėjus yra, tai aš labai sveikinu ir džiaugiuosi dėl to. Nes tai yra irgi, sakykime, manau, kad tai yra modelis iš Skandinavijos, nes čia yra šita ambulatorinė komanda. Tada apie tuos santykius iš tikrųjų labai svarbiai palėtėt, bet sakau, apie tuos santykius tarp gydytojų, tikrai slaugytojų ir kur labai svarbu ir apie tai dar sakau, pakalbėsime. Jeigu dabar tada dar apie ambulanciją ir šiandien. Ambulansija, greitoji pagalba atvažiavimas, ne taip, tai yra, reiškiasi, kaip yra irgi pagal skubotumą, tai gali būti ir malūnsparnis, helikopteris atskristi, jeigu tai yra autoįvykis, ar kalnuose įvyksta įvykis ir žmogų turi gelbėti, skraidinami pagal sudėtingumą sveikatos būklės. Gali būti taip pat netgi irgi yra, kaip mes kalbėjom, pacientų perkeliamas, vežimas, pavyzdžiui, yra transportavimas iš vienos gydymo įstaigos į kitą. Irgi šiaip atlieka šitą greitosios pagalbos komanda, netgi ir lėktuvas yra, arba yra mašina, automobilis. Taip, galiu pasakyti, kad teko susidurti, pavyzdžiui, gyvena žmogus senelių namuose ir jam reikia vykti pas specialistą į konsultacijai ir tada yra kviečiama ambulatorinė greitoji pagalba, sakykime, ir kaip transportavimas, kaip transportuoja tą gyventoją, nes, pavyzdžiui, jisai negali niekaip kitaip, tik tai turi gulintis būti, ar ne? Gulėti ir taip, pavyzdžiui, ar ten dėl jo, tiesiog tos būklės sveikatos. Tai tokių irgi paradoksų yra tekę, kaip pasakyti, ne tai, kad paradoksas, bet toks stebina dalykas, ar tikrai reikia naudoti tuos resursus tokiam dalykui, nes lyg tai kaip ir, ne visai čia gal, bet kitas aspektas, kad atvykti į namus greitoji pagalba taip vyksta ir tas prieš atvykimą labai didelis darbas vyksta su dispečerinė, kaip sakykime, su tom žmonėm ir ten irgi dirba slaugytojos. Tikrai jos atrenka pagal algoritmą arba netgi duoda
patarimus, komentarus, kaip ir tikrai, manau, Lietuvoje vyksta, kaip gaivinti, ką daryti, jeigu kažkoks atvejis ar ne. Tai čia yra daug labai dar to irgi, kada kviesti kokius dar kitus papildomus organus, kaip sakyti, pajungti, ar tai policija, greitąją, ar ne, šitos visas tarnybas ten. O dėl kažkokių tai, kaip pablogėjimų, negerumų, taip yra buvę, tai iš namuose čia dažnai yra namų slauga, sakykime, yra tas kontaktinis asmuo, jeigu jau yra žmogus, pavyzdžiui, turi sunkumų sveikatos ir jis jau gauna kažkokią paslaugą, ar ne, sakykime, iš rajono, tai labai dažnai tada ta namų slaugos atstovai, darbuotojai ar slaugytos padėjėjas, jie kreipiasi pas šeimos gydytoją arba į greitosios skambina šito telefonu ir tada sujungiama su gydytoju, netgi prieš važiuojant ir vertinama, ar reikia atvažiuoti greitai pagalbai ar ne. O dabar žiūrėkit, tada jau visiškai baigiant šitą laidą, noriu paklausti, tai šiaip tenka bendrauti ir su norvegais, ir jūs pati Norvegijoje būnat pacientė irgi, tai klausimas kaip, koks pacientų požiūris į medicinos sistemą, aš turiu minėti, ar norvegai patenkinti, arba kuo pasiskundžia, arba kiek kaip pacientai yra tokie pareigingesni negu Lietuvoje, kaip matote, čia įdomu. Skųstis skundžiasi. Tikrai, ir manau, tai labai gerai, kad skundžiasi, nes tokiu būdu peržiūrima, kas neveikia, ir galiu labai pasakyti, yra tokia, reiškia, norvegiškas žodis avik, tai yra kažkas ne taip, kaip pagal sistemą, pagal reikalavimą, tai yra labai liečiama, rašoma, pildoma ir pagal tai atsižvelgiama ir žiūrima ir keičiamos ir darbuotojų kiekis, pavyzdžiui, tam tikroje gydymo įstaigoje ir skyriuje. Tai yra svarbu, kad būtų, nes tokiu būdu, kaip pasakyti, yra toks du dalykai. Būna kartais, kad iš pačių darbuotojų, ar ne, pasakymas, kad neveikia, kad mažai, kad neturime laiko, kad nespėjame, dėl to, pavyzdžiui, žmonės parkrenta ar nesusilaužo, tiesiog būna, tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas yra pacientas ir paciento artimieji. Jie irgi turi labai didelį įtaką ir jų organizacijos, jų kaip sakyti, bendruomenės, grupės, jos daro labai svarbią reikšmę. Ir jos yra kviečiamos, ir jeigu tai yra įstaiga ar ne, pavyzdžiui, ilgalaikio gyvenimo, kviečiamos į bendrus susitikimus, susitarimus, o jeigu, taip sakykime, gydymo įstaiga, ligoninė, tai irgi taip pat gauna skundą ir tai peržiūrima. Ir buvo atvejų ir žiniasklaidoje vyksta, kai ligoninės priimamai numiršta žmogus jaunas ir kodėl tai įvyko, kas atsitiko. Labai noriu pabrėžti vieną dalyką, kad ir kaip atsitiktų koks įvykis, ar, sakykime, tragiškai pasibaigęs, kad gydymo įstaigoje žmogus mirė, aš labai vertinu ir tiesiog sakau, kad žmogiška, kai atstovas įstaigos atsistoja prieš kamerą ir pasako, mes labai apgailestaujam, mums labai gaila. Net vien tas, kad patvirtinimas taip, mes turbūt čia įvyko kažkokia klaida, mes ją peržiūrėsim, darysim, bet pripažinti, kad, pareikšti, kaip sakyti, išreikšti tą užuojautą ir žmogiškumą tai šeimai, jos artimiesiems. Tai čia labai, manau, irgi toksai. Aš bijau čia užtęs, bet kas yra Lietuvoje, ką mes vis sakome, čia nebūtinai susijęs su medicina, bet apskritai yra ta vadinama gynybinė sistema, gynybinė medicina, kai mes kalbam apie tai, kad gydytojo kartais atrodo tikslas, kai tu pildai dokumentus ir gydytojas pildo, kad tikslas nepadaryti nieko, už ką būsi apkaltintas, kaip sakoma, gydytojas pildo dokumentus prokurorui, kad jis galėtų paskui pasiteisinti, kad visą padarė, nes atrodo kartais ir tai vėlgi tada mes ir klaidas traktuojame, labai jų bijome, traktuojame ne kaip kažką iš ko mokytis, traktuojame kaip jau tada jau viskas atmetimą visą ir tada atsiranda, kad įstaiga veikiau slepia, negu bando pripažinti
ir tai turbūt yra vienas iš tokių, na, kaip sakyti, ir mentaliteto lūžių, kuris dar tikrai turės įvykti. Ir dar, aišku, vienas klausimas, kuris su tuo susijęs, tai ir kas Lietuvoje pradedama kalbėti apie agresyvius pacientus ir kaip reaguoti ir kaip apsaugoti gydytoją. Bet aš man atrodo, gal jau šitą aspektą tada vat apie, kai kalbėsim apie gydytojo gerovę, gal perkelkime atskirai ir tada gal iš tikrųjų kitą pokalbį jau tada dabar pristatėm pacientą, tada pabandykim pristatyti vat ir kitus vat dalyvius, vat ir ypač įdomu, kaip gydytojai ir slaugytojai, vat ir jų santykiai, ir kaip jie atranda toje sistemoje vietą, ir apie tai kalbėsim jau kitą kartą. Ir labai norėčiau priminti, kad kalbinau Vidmantę, kuri čia aukoja savo laiką ir patirtį, ir labai ačiū jai. Ir Vidmantė 12 metų dirba Norvegijoje ir tikrai labai gerai pažįsta tą sistemą. Ir kita vertus, prieš tai dirbo ir Kauno klinikose, irgi labai gerai galėjo susipažinti su ta sistema, ir slaugytoja, ir konsultantė, ir įvairių sričių specialistė. Tai labai norisi mums pasikalbėti apie tai, kad žvelgiant į tas dvi sistemas, pabandyti atrasti tai, kas geriausia. Ir labai reikia jūsų klausimų, labai įdomu, kas jums įdomu, nes tikrai turime puikią progą iš Vidmantės Šulminienės sužinoti viską, kas yra įdomu. Tai Ačiū, Andriau. Aš iš tikrųjų gal norėjau pasakyti dar irgi tokį akcentą dėti, kad tai yra mano įžvalga ir mano patirtis, ar ne? Galbūt kitas gyvenantis čia turės visai kitą patirtį ir kitus komentarus, tai tikrai atkreipkite į tai dėmesį. O dar labai noriu pasakyti, kad mes lietuviai esam labai šauni tauta. Mes labai mokam greitai daryti. Pas mus greičiausias internetas. Mes labai imlūs, labai įdomus žmonės esam. Ir dėl to, kas geriausia mum, mes patys žinom. O kitą dalyką mes turime tą istoriją, kuri, ką ir kalbėjom, apie bendravimą, apie požiūrį, apie teisės, apie pareigas, apie atsakomybės. Galbūt nekalbėjom anksčiau. Aš augau tam perversmo laikotarpyje, tai dar prieš tai, jeigu daug metų buvo pasakyta, tai bus ir viskas. O čia mes kalbam apie lankstumą, apie atsakomybę, apie matymą įvairių pusių, tai prisiminkime tai visą laiką. ačiū labai, tai buvo Vidmantė Šulminienė ir laukiam susitikimų kitą kartą. Ačiū. Iki malonaus.